Tai sveiki visi, mano vardas Laimonas. Aš esu Kauno detalių kūrėjas, puslapio, kuris nagrinėja Kauno miesto istorijas, žmonių gyvenimus, likimus. Tarpukario Kauno ypatingas dėmesys pastatam, kultūrai. Tai puslapio iniciatyvos yra susijusios su to pačiu paveldo saugojimu. Ieškome, atrandame senus pastatus, fotografuojame detalės, kviečiame žmonės į specialias ekskursijas, kurias rengiau Kauno detalių puslapio dėka. Ir tose vietose mes matome ir stengiamės žmonėms parodyti dar likusius dalykus Kaune, kurie tikrai nykstantis yra. Kaip pavyzdys, esame ir tokioj vietoje, kur matome Pažangos ir Pieno centro rūmus. Anksčiau čia stovėjo Merkurijus, kuris užstojo šitą gražų vaizdą. Visiškai netrukus, mėnesio 2 bėgyje, galbūt ir neliks pačio vaizdo, kada statybos naujo centro iškils. Tai va tokiu būdu mes žiūrime Kauno miestą, įamžiname, paliekame jį ateities kartoms. Ir kažkada, kaip ir sakiau, kad Kaunas turi storą knygą istorijos pačios, bet mes nejaučiam, kaip puslapiai yra išplėšiami iš tos knygos ir ateities kartoms gali likti vis plonesnė ta knygutė, tai, ką mes galime parodyti. Tai stengiamės, dabar saugome savo paveldą, fiksuojame jį, jeigu reikia, kovojame dėl jo ir tokiu būdu ateities kartom norim palikti Kauną nuostabiai gražų miestą, tokį, kokį mes dar jį turime šiuo metu.